Kažką ten su kompais. Tai sveiki gerbėmieji, vėl eterėje podcastas Kažką ten su kompais ir jūsų visų, nežinau, mylimi, nemėgstami Kroitus. Sveiki, ir Mykolas. Kas tas Mykolas? Šiaip aš taip pagalvojau, gal reikėtų dar priminti mielam klausytojui, kur mus galima rasti, apskritai apie ką čia viskas vyksta, kadangi jau įrašinėjom 22 epizodą ir kažkaip taip pamirštam paminėti, kad kur mus galima apskritai rasti. Jo, mes kažkada sakėm, kad paleisim YouTube, bet visada priminsim, kad mus dar svarbu rasti yra Fedi Visatoj, kokiuose šitose platformose ir panašiai, ir kas mūsų draugai ir nedraugai. Tai turbūt vis tiek mūsų pirminis būdas mus pasiekti, susisiekti ir išgirsti, tai Fedi Visatoj, Kasdopods.lt. Ir tuo pačiu Kastopodo instancas vadinamas. Ir tuo pačiu mes publikuojame įrašus tiek ir Spotify, YouTube Music, Apple turbūt. Apple podcastuose, tai čia šitie, kurie ne tokie draugiški Fedi Visatoj, bet šiaip tos standartinės podcastų tinklalaidžių platformos pas mus yra įgalintos. Įgalintos, taip. Vienaip ar kitaip, pagrindinis būdas, turbūt tiesioginis būdas gauti įrašus yra RSS feedai. Taip, ir per juos irgi mus tam pačiam Kasdopods.lt platformai galima pasinaudoti, aišku. Pasikopi-peistinti iš esmės nuorodėlę. Tik tiek, kad tų pačių komentarų gauname iš skirtingų platformų, skirtingose vietose, į viską stengiamės atsakinėti. Ir turbūt ne pirmas iki mūsų mylima Laimės kūdikis atrašė velnių, kad kai kuriuose platformose labai negražiai yra įdėti Bitoldo atvaizdai. Jo. Ten šiaip Kastopodo platformoje jis dedamas kvadratinis, o paskui kitur ten išsidaužo šiek tiek. Tai stengiamės, mokomės, feilinam, kaip ir priklauso. Ir aš asmeniškai labai džiaugiuosi dėl tokių pastabų, kad hebra, žiūrėkit, gal galėtumėt šitą patogiau padaryti. Arba, o kodėl nėra ID3 tagų MP3-kėse? Labai malonu iš tikrųjų gauti tą atgalinį ryšį. Toks, ir čia paprastai dalykai tokie, dėl kurių mes galim kažką padaryti. Ar tai mažiau aido, ar daugiau stačiakampių. Taipogi, beje, prie visose platformose mes pridedam nuorodas ir kur galima įsigyti marškinėlius, kepurį ir džemperį, jeigu čia tarp kitko tik tai pasipuošti kokiai konferencijai. Taip, pareklamuot mus. Ir šiaip, mes reklamuojam mūsų vieną pagrindinių rėmėjų Laimės kūdikį, nes pripažinkim, jį Bitoldas sukūrė. Taip. Ir čia rėmėjų darbo iš esmės. Taip, nes finansiškai mūsų niekas neremia. Nebent yra norinčių. Tai pirmiausia, aišku, Seintui susimokėkit už serverius. O tada su mumis tarkitės, jeigu labai norite. Gerai, tai buvo porą savaičių tokių politiškai intensyvių. Būtent. Man jau įsėdė iki gyvo kaulo Amerikos prezidentinių rinkimų aktualios. Truputėlį per daug jau. Jo, o paskui dar čia ant savaitgalio davė ir mūsų aktualijas. Tokias, kad jau tararai. Šiaip dalyvausi 10 minučių tylos, dabar galvoju, 14 turbūt dieną Žilinskas 14, kaip ir turiu planų, bet matysim. Ir šiaip čia, žinai, toks akcentas, kad nepaisant to, kad įkirėjo iki gyvo kaulo Amerikos rinkimai, bet esame bent dalinai politiškai aktyvūs. Nesam visiškai apolitiški, kaip madinga būtų šiais laikais. Paskui turim politiškus ir gaunasi va tokį. Iš esmės, nemaišykite technologijų su politika. Jo, paskui ant jūsų Iskanderus pasiūsim. Iki šitą mes prieisim, paskui gal. Tai, bet pradedam nuo Lietuvos technologijų gal. Yra šiaip Fedi Visatoj Mastodone tokia paskyra, kuri skanuoja servisus ir žiūri, ar nėra atviras VNC portas. Taip. Kuris tenai portas yra, kelintas, pasakyk, nes aš neatsimenu ir reiks man pasižiūrėti pas save. Ir kodėl blogai, jeigu jis atidarytas? Defaultinis, man atrodo, 5900 portas ir iš esmės tas VNC. Gal kas yra susidūrę, gal kas nėra susidūrę, iš esmės yra nuotolinės prieigos, nežinau, visas rinkinys protokolų ir technologijų, kuris yra gana visai paplitęs. Tai viso to projektėlio skenuojančio tinklą
visa esmė ir tikslas, pamatyti ir pašeiminti, kaip, nežinau, lietuviškai būtų, kompanijas, kurios palieka atvirą prieigą prie kažkokių tai vidinių mašinų. Tai iš esmės, nuotolinė prieiga, remote desktop, aš nežinau, kaip tą kitaip įvardinti paprasčiau. Tai iš esmės technologija leidžianti valdyti nuotolinį kompiuterį, taip lyg tu valdytum kompiuterį, kuris stovi sėdi prieš tave. Vienas iš konkrečių projektėlių, kuris ir vadinasi VNC Resolver turbūt, kaip minėjai, skenuoja internetą, ieško atvirų prieigos taškų. Ir čia prieš keletą savaitėlių... Iš principo praeitą sekmadienį, kai mes įrašinėjom paskutinį epizodą, buvo. Išlindo toksai konkretus atvejis, jie paskelbė apie vieną Lietuvoje rastą atvirą prieigą prie mašinos. Šiandien mačiau dar vieną, beje. Šiandien dar vienas buvo, tiesa. Tai ta pirmoji tokia labiausiai nudžiuginusi turbūt buvo Molėtų šiluminė elektrinė. Jie ir tokią turi dar. Čia, man atrodo, prieš metus, prieš keletą metų atsiskyrė šilumos tinklai Molėtų nuo Vilniaus ir jie ten pasirodo turi nedidelį savo grubiai katilinę, žinai, gali sakyti. Kažkas dabar iš komentaruose minėjo, ar tai tik tai nebus biomasės katilinė. Bet iš esmės kurį laiką buvo bet kas iš pasaulio, iš interneto galėjo prisijungti prie tos nedidelės elektrinės kontrolės ir ten pasižiūrėti, kokios temperatūros, truputėlį pamaigyti, pareguliuoti slėgius, kas iš esmės gali privesti prie didesnės ar mažesnės nelaimės. Mažiausiai gaisrai, daugiausiai nuostolių verslam, namam ir kam tik tai nori. Taip. O ką žin, dabar jau susitvarkė, ar ne? Tai manau, kad taip, kadangi tas projektėlis, kuris publikuoja screenshotus iš tų nuotolinių prieigų, tai jie laikosi to principo, kad neskelbia tų prieigos taškų, kurie yra, skelbia apie tos rastus atvirus prieigos taškus tik prabėgus kuriam laikui ir man regis dar jie patikrina, kad paskelbė, kad per tą laiką jau būtų dingęs tas atviras prieigos taškas. Prasme, kad neskelbė dabar šią akimirką aktyvių. Nežinau, už tai galima pasidžiaugti, nes kaip ir nemokama prieiga prie įvairios infrastruktūros. Nes šiaip statistika skelbia, kokiose šalyse, kokiose įmonėse, kokiose IP adresų range'uose daugiausiai tų taškų randa, tai ten top 3, man atrodo, vis tiek yra JAV, Kinija. Tai nes šiaip ten daugiausia visko. Bet pagrindė tai tokie industriniai įvairūs įtaisai, ten kartais pasitaiko kokių nors kasos aparatų, kasos automatų. Ir čia turbūt tas antras, kur pasirodė, tai ten buvo iš viso iš automobilių plovyklos kažkurios. Jo, man atrodo, tenai matys. Ir ten Hebra pasižiūrėjo, kad tam screenshot'e vokiečių kompanijos kažkoks pavadinimas figuruoja, bet IP adresai priklauso kaip ir bitės tinkle. Kaip supratau, kad iš esmės yra kažkur tai vokiečių kompanija, kuri prekiauja plovyklomis. Įranga plovyklom. Taip, tai iš esmės visą tą gargarą su monetų surinkimo automatų, su šlangom. Šitų savitarnos plovyklų. Taip, būtent savitarnos plovyklų. Ir tai būtų prieigos prie kontrolės pulto vienos iš savitarnos plovyklų. Ten žiūrint į tą ekranvaizdį nelabai aišku, kurios plovyklos, bet turbūt galima palyginti tos vokiečių kompanijos prekiaujamom plovyklom su ten Švaros broliais ir ten kitom alternatyvom Lietuvoje. Man visai panašu į Švaros brolius, ar kaip jie ten persivadinė, bet negaliu garantuoti. Toks irgi išjungti vandenį, pavyzdžiui. Bet šiaip, kaip suprantu, tas VNC, tas sportas, jis nebūna atviras, jeigu nenaudoji kažkokių tai programų, kad prieiti ir kažką tenai pareguliuoti. Turbūt standartiškai įprastai tiesiog viską kišiai po VPN. Dabar klausimas kitas, kiek pats šitas protokolas ir dalykas palaiko encryptioną, slaptažodžius, raktus ir ką tik tai nori. Dėl šito nesu tikras, bet tai prasta praktika yra tiesiog tuneliuoti per SSH arba per VPN. Tai, sakau, manyčiau, kad čia tiesiog tokia palikta klaida, nepasirūpinant, kas virš to porto stovi, kaip prie to porto jungiamas. Bet nesu 100% tikras. Sekantis dalykas. Ten Klaipėdos universitetas potvynį gavo. Ar kas ten buvo?
Kaip? Man labai vėlgi apmaudu dėl to, kad mūsų visų protus dabar yra politinės naujienos užkariavę ir ko pasiekoje infrastruktūriniai dalykai ir šiaip įdomybės nukenčia. Tai, man atrodo, tiek LRT, tiek 15 min, tiek dar keletą tokių generinių naujienų portalų užsiminė, kad tariamai dalyje Klaipėdos apskrities mokymo įstaigų, bibliotekų ir dar šiandien bei ten, kuriam laikui buvo dingęs internetas. Ir buvo šiek tiek pakapstyta, pakalbinti interneto tiekėjai ir iš oficialių šaltinių naujienos gana skurdžios, bet sklinda tokios piktos paskalos ir gandai, kad tiesiog vienoje iš Klaipėdos univero serverinių galimai, tariamai nutiko incidentas su priešgaisrinė sistema ir potencialiai kažką užpylė. Bet ką bendro turi Klaipėdos universitetas su internetu institucijose, mokyklose ir kai kuriuose kitose vietose? Nu, nes Litnetas yra interneto tiekėjas mokslo įstaigoms, sakykim taip, grubiai pasakius. Ir, kiek aš atsimenu savo gyvenimo dalį Klaipėdos apskrity, tai ypatingai mažesniuose kaimuose ir miesteliuose Litnetas, kokiais čia 2000, ką žinau, 3, 5, 6, kai jie pradėjo tokią didesnę plėtrą ten programų vykdymą, tai buvo, pirmasis šviesolaidis mokyklose, toj pačioj bibliotekoje, savivaldybėje, ten dar kažkur tai ambulatorijai. Šitas kelias į ateitį. Taip, su keliu į ateitį, ten jie kartu žygiavom. Tai kažkur 1-2 prasidėjo, dar atsimenu. Man atrodo, Litnetas kaip dalykas prasidėjo šiek tiek anksčiau, kai ten norvegai padovanojo kažkokios ten tinklo įrangos už ten kelis milijonus dolerių dar tada. Ir tai kalba labiau sukosi apie susijungimą tarp universitetų, bet toliau plėtojantis ir jungiant Lietuvos Respublikos institucijas ir mokymo įstaigas, tai pasidarė, patapo tokiu bendresnio pobūdžio, sakau, kad ten ir ambulatorijos netgi prisijungė, ten dėl pašto nesu tikras, bet gana daug apjungė įstaigų. Ir iš esmės tai 3 pagrindiniai taškai dabar egzistuoja, kaip aš suprantu, iš išorės žiūrėdamas. Tai būtent Vilniaus universitetas, Kauno universitetas ir Klaipėdos universitetas. Bandžiau, tiesą pasakius, kuist istoriją šitų. Ar tuo metu nebuvo dingęs kažkoks IP adresų rėžis iš orbitos, bet tokios informacijos nepavyko atkuisti, tik tai, sakau, iš Klaipėdos univero tokios skurdžios naujienos, kad sutaisėm, čia viskas tik tai gandai, mes čia tik tai kelios mokyklos ir jos vis tiek dabar atostogauja ir mes čia net savaitgalį sugebėjom rasti pakaitinį įrangą, viskas. Valio. Tai toks, nežinau, man labai piktina informacijos toka turbūt labiau ir, šiokios tokios atskaitomybės norėtųsi. Tiek iš technologinės pusės, tiek iš praktinės pusės, kas čia vyksta. Visgi toks internetas visgi yra svarbu mūsų gyvenimuose. Jau taip. Tuo labiau akademiniuose sluoksniuose. Tai kol kas turime tik tai gandus, kitaip tariant. Tai kalbant apie jau tuos visus būtinus dalykus interneto, Netflixas turi problemų Europoje, ne? Kaip? Prisidarė problemų turbūt. Vėlgi per generinės spaudos kanalus pasiekė tokia žinutė, kad policija reidino Netflix ofisus Paryžiui ir Amsterdame, man atrodo. Ir toksai sinchroniškai reidino ir tokia jau tarptautinio mastelio. Interpolas? Nesu tikras, ar tai yra labiau susijęs su Interpolu, ar tai su vengimu mokėt mokesčius konkrečiose šalyse. Mokesčių vengimas čia rimtesnis nusikaltimas. Ir toks labiau vėlgi suinteresuotos individualios šalis turbūt. Ir man regis čia pradinė vinis arba pradinis kabliukas turbūt buvo 20-21, kai Italijos valdžia lygiai taip pat pagrasino Netflixui teismais baudom ir ten visa kita. Ir tada galiausiai po poros metų buvo prieita bendro susitarimo. Ir Netflixas ten susimokėjo į Italijos institucijom keliasdešimt milijonų. Ir po to staiga aplinkinėse šalyse, man atrodo konkrečiai Prancūzijoje, kitais metais po to viso baudų susimokėjimo Italijoje staiga jų deklaruojamos pajamos pašoko iki milijardo su trupučiu. Tai ten 20-30 kartų.
jo, 21 metais. Come on, buvo COVID-as, visi žiūrėjo Netflix. Kaip ir viskas legit atrodo, ne? Ta prasme, kažkaip taip, nežinau, man tas milijardas atrodo daugokokai ir duot 30 kartų. Pavydi, tiesiog tu pavydi. Ne, tai aš ne tai, kad pavydžiu, bet aš matau tą, kaip turbūt tai buvo vienas iš indikatorių mokesčių, nežinau, Prancūzijos ir ten Nyderlandų VMI, pasižiūrėti atidžiau, turbūt vyko kažkoks tyrimas, buvo gauta teisėjo veikiausiai, kaip vadinasi, arešto orderis kažkoks, nes, tiesiog be teisėjo pritarimo negali reidint ofiso ir daryti paimos dokumentų ir hardvaro. Taip. Ir čia dar tarptautiniu masteliu, ta prasme, 2 šalyse. Ten pikti liežuviai kalba, kad tai labiau susiję su mokesčių vengimo schemomis, kai mokesčiai mokami Nyderlanduose, kur yra didesnės lengvatos, o iš esmės... Paslaugos teikiamas Prancūzijai. Taip. Bet šiaip įdominės paslaugos, pavyzdžiui, teikiamas Lietuvoje, bet Lietuvoje Netflix ofiso išvis nėra. Jo, turbūt nėra, nors, nežinau, nebūčiau 100% tikras, bet tiek Prancūzijoje, tiek Amsterdame ten matai kaip pasakyti, ten ir developerių būta, ir šiek tiek administracijos, ne daug žmonių, ten, man atrodo, Paryžiui, ten ar tik ne keliasdešimt žmonių, kur šiek tiek ir su, ne tik su paslaugų teikimu susiję, bet ir su darbiniais santykiais. Na įdomu, gal neišeis Netflixas iš Europos. Žinai, aš tai... Žinai, ta prasme, jo, knysa, bet, kartais... Neaišku, daugumos turinio nerasi tenai, bet kurie norėtum ieškoti. Bet... Aš labiau iš kitos perspektyvos žiūriu, žinai, daugiamilijoninė kompanija ir gyvena iš tax evasiono pagrinde. Čia kaip, koks Spotify'us, kur, ta prasme, istoriškai Spotify'us iškilo grinai pagrinde iš piratinės muzikos. Tai yra iš pizdintos muzikos. Jeigu nepizdinta muzika, Spotify'us arba nebūtų, arba jis dar būtų labai ankstyvoje aušroje. Jo. Tai kaip dabar, jūs kyla iš pizdinto turinio. Vien tik realiai. Grubėjo. Praktiškai vien iš pizdinto turinio ir pizdintų domenų. Palauk, man atrodo, apie AI nelabai bus, tai čia tas mūsų standartinis pavarimas. Apie AI turbūt dar užsiminsime šią dieną, bet Microsoft'o turbūt kontekste. Kitas dalykas irgi šiek tiek visokiais teisėm susijęs. JAV Kibersaugumo agentūra paskelbė ataskaitą apie blogas saugumo praktikas. Programuojant. Produkto saugumo blogosios praktikos. Ir ten yra rekomendacija nenaudot nesaugių kalbų. Tai pavyzdžiui C++. Taip, konkrečiai pažodžiui yra įvardinta. Pavyzdžiui, C ir C++. Naudot, kaip vadinamas, memory safe, tai ten, kurios su garbage collectoriais ir panašiai, ar tenai rastas, kuris, irgi savai tą. Bet šiaip kas juokinga. Ten mačiau yra, kaip maždaug siūloma, tenai Pythoną naudoti, tenai dar kažką, kuris pats yra C parašytas. Tai biški, kurioje čia vietoje, hebra. Tai čia gal labiau iš to, kad, jeigu esi lochas programuotojas apie atminties valdymų neužsiimi, tai naudok aukštesnio lygio. Nes irgi, o tai maždaug gerai, tai ką tada, kur Linuxo kerneliai tada šitoje vietoje pasideda. Man labai keista, kad jie nesugebėjo šitose rekomendacijose išskirti, žinai, sisteminių programavimo kalbų, kas yra kompiliuojama, kas yra interpretuojama. Nes aš suprantu tos nesisteminės, tos business, taip. Kur... XML'as, pavyzdžiui. Sakiau, kad esu dirbęs su turinio valdymo sistema, kur viskas XML'as apsirašydavo. Skamba kaip Microsoft šūdai. O ten nebuvo ne Microsoft, tai open source'nis buvo dalykas. Ir jis dar egzistuoja, bet aš nuo jo bėgu kaip velnias nuo kryžiaus, jeigu kartais pamatau, bet ačiū Dievui netenka. Bet gerai, tai ne XML'as, .NET'as, tos vadinamos, kur aplikacijos kūrimas verslo, aukštesnio lygio kalbos. .NET'as, Java, tas pats Pythonas, JavaScript'as, PHP, žinai, tenai kažkas tokia. Čia toks rentas buvo apie kad sisteminės nuo šitų. Taip.
Jo, nes tai viena yra sisteminės, kur tenai kišamos rimtos pastangos, o kita yra, hebra, jūs savo puslapiuko nekodinkit C++, pasišyksit. Čia toks iš esmės pasakymas, kad hebra nenaudokit operacinių sistemų, nes jos nesudžiavo parašytos. Tai... vietoj to, kad pasakytų, puslapiam nenaudokit C, pasakė nenaudokit operacinių. Šiaip jie ten daugiau rekomendacijų tame pačiame blobe pateikė. Kai kurios kitos rekomendacijos, mažiau dviprasmiškos turbūt ir labiau suprantamos. Pavyzdžiui, SQL duombazių tiesiogiai į interfeisą nedėti dalykų, kurie būtų paduodami tiesiai į SQL duombazės užklausas. Tai yra, sanitizingit savo input. Tai apie tai kalbama jau kiek visada? Dešimtmečiai, ta prasme, ir toksai, kur apskritai šitas raportas toks visokių ten grasinimų, pareigojimų, iki kitų metų ten susidaryti planą, kaip nueisit nuo kitų kalbų. Atrodo truputėlį keistai, kadangi net Baltieji rūmai, man atrodo, prie Obamos buvo panašų išleidę manifestą oficialiai, kur buvo akcentuojamas open source'as vienoje pusėje, o kitoje pusėje, kibernetinis saugumas kuriant produktus. Tai man atrodo, čia Olekas man pasakojo to dalyką. Olekas, man atrodo, irgi buvo užsiminęs. Aš ten prieš tai kitam šiek tiek kontekste irgi buvau užmatęs. Ir tas, Baltųjų rūmų, kurie nelabai kažką turi, bendro, taip pragmatiškai žiūrint, rekomendacijos skambėjo truputėlį, nežinau... Normaliau, logiškiau, sakykime. Tai. Čia toks kaip ir oficialus dokumentas, bet atrodo gana skylėtas ir ne... Arba kalba apie tai, apie ką yra kalbama jau 20 metų mažiausiai. Pakalbėjai, paminėjai open source. Kas žino, yra tokie Tuxedo kompiuteriai. Jie yra vokiečiai. Tuxedo OS daro kompiuterius, kurie veikia su Linuxu, tiesiai iš dėžės. Taip. Ir jie turi savo Tuxedo OS. Kas ten toks Ubuntu grubiai derivatyvas? Kaip visada pakonfigintas, kas tenai, Gnomas ar KDE? Gnomas, man regis, aš to Tuxedo OS nečiupinėjęs. Man šiaip labai panaši istorija į šitą System76. Jau irgi toksai distributyvas, ten truputėlį su savo dalykų, ten šiek tiek driverių prideda specifiniam laptopam. Tai toks, šiaip aš nežinau, kiek jie tuos laptopus surinkinėja, kadangi kompanija, ta Tuxedo kompiuteris, 5 žmonių turi. On plazmos, KDE plazma. Okay. Matai, System 76 taip labiau užsirekomendavę, kaip dirbantis ties to netgi. Žinai, aš senas vartotojas. Taip. Jau tas PopOS labiau netgi kaip generinis distributyvas yra paplitęs, lyginant su Tuxedo. Nes labiau saviem kompom. Taip. Tai yra ant Ubuntu pastatytas ir kas ten dabar su jais nutiko? Čia tokie du dalykai išlindo, vienas iš dalykų, tai, jie išleido naują versiją, kuri yra pagrįsta to naujojo Ubuntu LTS releaso, tai Ubuntu 24.04. Ir priminsiu, praeitą įrašą, man atrodo, ar užpraeitą įrašą minėjome, kad ten su tuo naujausiu Ubuntu būtų daug problemų. Ypač jeigu upgrade'ini. Bet ir be upgrade'ų. Kad ten tiek Canoniclas su savo Ubuntu išleido šitą naują versiją ir tada ten po savaitės maždaug išėmė iš visų oficialių puslapių, kad hebra, palaukit, jūs dabar nesinstaliuokit, nesupgreidinkit, nes truputėlį turime problemų. Biški pasišykome. Ir panašu, kad ir distribucijos, kurios stato ant Ubuntu, būtent Tuxedo OS užsilipo ant to grėblio ir žodžiu, pasišyko ir lygiai taip pat čia visai šviežiai išėmė visus update'us ir ten visuose puslapiuose rekomendacijos, kad nesiupdateinkit, mes čia blogai padarėm, kur Ubuntu pasišyka ir tada visi kiti pasišyka, kas po apačias sėdi. Ir tai mano galva turėtų priminti apie tokius dalykus kaip Debianas ir jų politiką, kad tu darai dalyką, kad jis būtų stabilus. Nori statyti kažką ant viršaus, tai tu bent jau gali tada, tikėtis, kad tai, ką tu naudoji, bus pakankamai stabilu ir, jeigu kažkas sulūš, tai veikiausiai tu būsi kaltas, nes... Tai dėl ko kokios nors tos rimtesnė, ties pats PopOS, tas pats Mintas,
tu ilgai teks, dar kokį metus turi lauk, kol ant naujausio LTS Ubuntu būna based. Nes, ten, kaip sakant, pirmiausia Ubuntu, kaip ten dabar jau sako, kol nėra points kažkurio releaso, tai ne upgrading. Bet tai čia vėlgi žmonių turbūt labai daug neturi Hebra ir norint sužiūrėti visus dalykus, ištestuoti visus dalykus, sutvarkyti visus dalykus, užtrunka nemažai žmogvalandžių. Ir sakau, bent jau tas, kad būtų galima remtis kažko daugiau, mažiau stabilaus. Jo, bet čia kažką kitką paminėjai. Ne tai, kad dėl, kaip suprantu, licenzijavimas kažkoks truputį kitoks. Ten su licenzijavimu irgi išlindo tokia, nežinau, raudonų lempučių nušvito, sakykime taip. Čia su to update'u išlindo tokia situacija, kad, Tuxedo OS, kaip jūs reikia tarti, kontributina ir Linuxų kernelį šiek tiek. Pradėjo kontributinti Linuxų kernelį ir jie su savo Tuxedo OS savo laptopam dar šiokių tokių papildomų ir dar ir driverių duoda. Klaviatūros ten dar kažkokių tai. Ir Hebra pastebėjo, kad tie jų driveriai yra ne visai open sourciniai arba ne visai compatible licenzija su Linuxų kerneliu. Ir ten gimė ko pasiekojo, ten krūva bug reportų, pull requestų ir ten issues iškeltų. Hebra, kaip jūs čia taip imat Linuxų kernelį ir tada atskirai daro driverius ir jūs čia savo tam distributyvę viską sumakaluojat, tai, ar jūsų tikslas yra tai, kad žmonės negalėtų jūsų laptopus kito distributyvo instaliuoti, ar kaip čia, kas čia vyksta. Tai galiausiai, gana greitai, tiesą sakant, atsakė Hebra iš Tuxedo OS, kad čia, klaida truputėlį, mes čia tuos driverius patys developinam, bet mes juos pamažiukai sudėsim į Linuxų kernelį, jūs tik nepergyvenkit, čia viskas gerai, mes, čia tą kitą licenciją turime tik tai kaip savo vidinę, yra open sourcinė, padėta ten GitHub'e ar kokiam ten storage, bet tiesiog ne compatible su Linuxų kerneliu. Tai ta prasme, ta open sourcinė ten GPL2, Linuxas... Atvirkščiai, ten Linuxas GPL2 only, o jie sudėjo GPL3 ir up. Ir toks, aš po to, pasižiūrėjau, ar jie apskritai kontributina į Linuxų kernelį. Galiu užtikrintai pasakyti, kad jie kontributina į Linuxų kernelį, tik tai panašu, kad dar tik tai mokosi. Kadangi ten explicitly jų tokios žinutės, kad gal pakomentuokit ir plačiau, nes mes dar mokomės, bandom, čia šitas neišeina, gal galit mums padėti ir ten 3, 4, 5, 6 gal žmonės, panašu, kad tikrai nuoširdžiai stengiasi. Nežinau, tos raudonos lemputės man pasirodė tik tai, nežinau, kaip lemputės, ne kažkas rimto. Šaunuoliai. Jo, toksai, kur aš manau, kad tikrai yra gana sudėtinga įsilieti ir iš karto daryti gerai, kai to esi nedaręs, bet vienos įmonės kaip Malibal negali to pripažinti, kad mes kažko nemokam ir renkasi užbaninti Hebrą, kiti, sugeba atsiprašyti ir parodyti, kad mes stengiamės darom ir tą labai konkrečiai, aiškiai ir gana skaidriai ir per ten visus kanalus tvarkingai ištriūbint, ten be kažkokių ginčių, triukšmų. Tai toks, nežinau, visai įdomiai ta istorija vystėsi, žiūrėsim, kaip jiem toliau seksis. Tokia naujiena čia jau daug kur paplito ir baisiai čia viskas nuskambėjo, kad Pixelmatorių nusipirks Apple'as. Pixelmatoriusgi buvo vienas pirmųjų paveikslėlių redaktorių, kuris panaudojo GPU. Okay. Bet jis veikia tik tai ant šito macOS'o. Man dabar gal ir ant iOS'o yra. Taip, ir ant iOS'o yra. Jo, buvo ten, kaip tai, didžiulė sėkmės istorija ir dabar jos, bet kažkaip pastaruoju metu nelabai iš jų girdėjau, gal žinai, nedarė tų visų sušūdų su AI, tai niekas nieko apie jos ir nešneka. Čia kaip buvo reklamagis jų su šituo Mėslitos direktorium. Ai. Kaip jis pasakė, jeigu Photoshopas būtų olimpinis laimėtojas, tai Pixelmatorius būtų parolimpinių žaidynių, užimtų 3 vietą. Valio, tai čia vadinamas exitas startupo. Jo, vadinamas exitas startupo, aš labai kažkaip gerai dar atsimenu, kai jie pakilo ant bangos ir, kaip tikrai didelė sėkmės istorijos. Jo, nes jie būtent tuo ir akcentavo, kad jie daug ant GPU daro, grafinio procesorius, tuo metu dar daug kas vargindavo pagrindinį procesorių, ne grafinį, tai,
Valio. Ir šiaip ten dar ir suportas visokių ten skirtingų failų formatų, ten įskaitant Photoshopą ir įvairius RAW formatus ir ten dar ką tik tai nori. Na, su Photoshopu turbūt tai yra nedidelė problemytė, kad, na, tu naudoji Photoshopo formatus ir eksportuoji Photoshopo formatais. Visą kitą, nu, taip ant klaustuko kabo. Aš kaip supratau, kad truputėlį apmiręs tas developmentas buvo, nežinau, pastaruoju metu turbūt. O tai dabar Apple nupirks ir išvis numirs. Tik šiaip turiu nuliūdinti, kad čia su paskutiniais update'ais ir produktais tai pridėjo jau šūdų. Čia Pixelmator Pro 3.6, man atrodo, ar kuris čia release'as, sakie ten jau šūdų powered backgroundai, maskės kažkokios, tai dar kažkas, bet, na, nežinau. Nebuvo toks garsus tas pridėjimas, tai va. Galbūt. Ir nekeitė gal licenzijų į to, kad mes viską, ką jūs sukūrėte, yra mūsų ir mes naudojam. Galimai, bet šiaip, sakau, dar turbūt reikėtų pasidžiaugti dėl šiek tiek pamirštos sėkmės istorijos, na ir turbūt sėkmingo exito. Turbūt sėkmingo. Kitas įdomus dalykas. Intelis Linuxo branduolio testuose pastebėjo 3888,9% pagreitėjimą. Skamba nesvietiškai. Labai konkrečiai ir tiksliai. Ja. Bet čia tiksliai yra Intelio Linuxo kernelio testo robotas. Jo. Jis ten kažkokias užduotis atlikdamas rado dėl kažkokios vienos eilutės, kuri tenai, atminties. Atminties, kaip čia dabar reiktų pasakyti, operacinės sistemos dalis, kuri dirba su virtualia atmintim, su ramais grubiai, sakykime taip. Na taip, ir kai kurios užduotis pasidaro žymiai greičiau. Žinai, jeigu nuo sekundės pagreitėja iki 0,2 sekundės, tai yra žiaurus pagreitėjimas. Nu, bet ten detaliau pasižiūrėjus, paaiškėjo, kad šitas pagreitėjimas yra matomas tik tai labai konkrečiuose sintetiniuose testuose, kurie ten kažką labai specifiškai daro. Ir kitais atvejais tas pagreitėjimas yra palėtėjimas šioks toks. Tai čia turbūt konkrečiai šitas patchas dar pasivartys. Šiaip ten įvairių botų, kurie testuotų pakeitimus, yra vienas kitas. Ten dalis jų yra orientuoti į tokius visokius performanso dalykus, ten pagreitėjimus, palėtėjimus, dalis ten tiesiog jungia visas galimas opcijas ir pasižiūri, ar susikompiliuoja kernelis. Nesusikompiliuoja, tai sugeneruoja ten automatinį mailą, kad žiūrėk, čia prieš šitą patchą buvo ten 3 warningai, o dabar yra 5 errorai ir 33 warningai. Na, toksai papildomas automatinis, čekas, žinau, bet tokie skaičiai kaip 4000 BMH procentų, senokai matyti panašiuose kontekstuose. Ja, nes tiesiog daug aš jau buvo, hebra, kaip čia taip, niekaip čia nieko labai čia, nes gero nėra, tiesiog, vienas testas parodė. Čia kažkaip gerai. Apie nieko gero. Perinam į šūdų kategoriją. Pirmiausia, Microsoftas pamatė, kad niekas už Copilot nemoka. $20 per mėnesį. 30 ar 20? 30. Jo, 30 turbūt. Žodžiu, manėte, kad niekas nemoka. Tai nutarė pridėti prie Microsoft Office 365 prenumeratos. Padidina kainą ir, kaip sakant, tau per prievartą įkiša. Be jokios galimybės išjungti šitos opcijos ir ten planuose. Bet kaip supratau, kol kas šitas visas bandymas, kol kas šito monetizacijos ar, nežinau, planų pakeitimo, kol kas vyksta tik tai Okeanijos regione, tai ten Australija, Nyderlandai, Naujoji Zelandija, dar kažkas. Pikti liežuviai plaka, kad veikiausiai susilauksime ir mes anksčiau ar vėliau. Aš aišku, yra toks dalykas, aš Office 365 neprenumeruoju, bent jau naudojusi, jeigu reikia pasinaudoti tą nemokamą licenciją. Ai, tiksliai, tu moksleiviai turėgi. Taip, aš turiu moksleiviai, tai va, ten galima online pasinaudoti, nes aš instaliuoti neturiu kur. Tai, matai, iš vis normaliai monetizuoti AI-jaus dar kol kas niekas nesugebėjo. Ta prasme tiek, kad atsipirktų, nes kiek jis suryja resursų, pinigų ir kaip šį reikalą žemėje, tai dar neatsipirko niekam. Na, bet turbūt investicijų kiekis nemažta. Nemažta, visi kiša pinigus ir galvoja, kad čia bus aukso kalnai. Kaip sakai, valiojam. Toliau apie Microsoft'o dalykus, apie Windows'us. Kas
čia tu biški papasok. Čia šiaip užmačiau Blipping Computers, vieną tokį įdomų straipsnelį. Neseniai, prieš kurį laiką pasirodė viena iš tokių linksmesnių infekcijų, kuri plinta ten per melagingus mailus, ten phishingas, visa kita, aiškus dalykai, bet pats infekcijos veikimas išsiskiria tuo, kad paklikinus linką savo Outlook'o mailų dėžutėje parsiunčiamas, vienu žodžiu, virtualių mašinų QEMU, man atrodo, parsiunčiamas ir payloadas, kuris yra runinamas toje virtualioje mašinoje. Tai yra, kad tu turi infekciją Windowsinėme kompe, kuri pastartuoja legitimų softą, tai yra virtualizatorių QEMU, ir tada visas infekcijos, visa logika, visas kodas, resursų valgymas ir piktaveika ir skleidimasis toliau yra vykdoma virtualiai mašinai. Bet paveikia Windows. Taip, tai yra Linuxinė virtuali mašina. Linuxinė virtuali mašina, kuri tenai viską, ten vagia ar ką tenai Iš virtulkės. Iš Windows'ų, tai prasme. Taip. Skenuoja ten tinklą, visą kitą prisijunginėja. Įdomiai. Ir logika turbūt yra suprantama, kadangi tas pats virtualizatorius QEMU yra Trusted Software sąraše. Krūva antivirusinių turi jo leidimus. Jo, jisai yra pasainintas, exekas, ten turi visus hashus, waitlistus ir waitlistuose ir vatnuot, tai pats virtualizatorius yra visiškai nekaltas. Prasme, ir jokia antivirusinė ar ten įrankiai iki tol. O ten, ar tas malvaras, ar jis atskirą virtualkę pakliūna, ar jau tavo esančią virtualkę? Ne, malvaras sukasi virtualkiai. Ne, tai suprantu, malvaras sukasi virtualkiai. Ne, tai jis parsivelka atskirą savo virtualkę. Nu tai va, aš apie tai galvoju, ne tai, kad tu turi, tarkim, virtualkę ir tenai tau ją... Ne, tiesiog savo virtualkę parsivelka. Ten kažkoks labai mažytis linuxinis distributyvas, 100 megų gal. Ja, net kreipi dėmesio, kad čia tavo iš mailo, paspaudėjai nuorodą ir čia tai siunčiasi kažkas. Ką, negi nebūna, kasdiengi tai. Attachmentas. O to labiau, žinai, jeigu ir šiaip ten raninė krūva linuxinių virtulkių ar ten whatever virtulkių. Tai dar vieną kažkokį, ką čia? Aš šiaip turėjau keletą kolegų, kur nenorėjo knistis labai su darbiniu kompu, tai tiesiog visus darbus daro virtulkėse, žinai, turi ten Ubuntu susinstaliavę vatnot. Tai ta prasme, tai su to viskas tvarkoja, tiesiog, man sakau, jo, taip, aš norėjau įsiaiškinti, ar čia nauja pasidaro. Man toksai jausmas, kad ir targetinama labiau tie žmonės, kurie ir šiaip virtulkės ranina. Tai žinai, ten plus minus viena, žinai. Gerai, tai apie malvarą. Kas pasaulio malvaras, tai ruskiai. Tai po praeitame epizode minėto skandalo su maintaineriais. Tai rusų ten kažkokia valdžios institucija ten paskelbė, kad jie, pirmiausia, aišku, savo forką pasidarys, kas šiaip, logiška, viskas tvarkoja, daryk. Bet jų tikslas yra suburt bendruomenę didelę. Ten iš tų draugiškų jom ten šalių, Brikso viso ir tenai panašiai. Ir aš kaip suprantu, jų galutinis tikslas vis tiek yra į mainline'ą dar tos pakeitimus vis tiek, nes tipo mes didelį bendruomenę negalit mūsų ignoruoti. Negalit mūsų ignoruoti. Jo, tai, bet, ko jie taip užsišiko dėl to, kad, aš tai sakau, mano sąmokslo teorija yra, kad, jie ten darė kažkokį jau backdoorą ir plemba paryšo. Nebūtinai, bet mano tokia. Ta prasme, yra kur kas yra sudėtingiau maintaininti savo Linuxų forką, bet kokio dydžio institucijai, nežinau, šaliai, ir prižiūrėti ten savo Baikal Electronics CPU ar ten kažkokius tai įrenginius. Tai, taip, iš finansinės pusės, iš protų pusės, tai apsunkina reikalus, jeigu išmetami yra žmonės, kurie yra priimami toj mainline, toj bendruomenė ir kurie apsiema rusišką elektrotechniką. O čia dar juolab šitą visą pasisakymą tai išleido Rusų ministerija, kuri yra būtent skirta skaitmeniniai plėtrai.
Tai, aš kiek atsimenu su tas skaitmeninė plėtra, tai ten nemažai tų buvo tokių reiškinių, kur ten įpareigojimas interneto tiekėjam blackboxus pasistatyti, kurie monitorintų klientus šitų rusų interneto providerių. Ar ten, žinai, rusiška CPU architektūra, kuri ten paaiškėjo besantis klonas ten kažkieno tai. Ir gaminama Taivanį. Na ir gaminama, Jo, ta prasme, jau tas Elbrus, tai Taivanį. Taip, Elbrus. Ir kai Taivanis irgi jam baigė, tai ir baigėsi jų Elbrusai. Tai žiūrėsime, aš tai tik tai good fucking luck, ta prasme, užsikrūšit negyvai, bus ką veikti. Jo. Tai, gal bet sakau, mažiau... man tai įdomu šiaip, žinai, nu čia irgi vieną tenai straipsnį mačiau keliose vietose pasidalintam. O ką jeigu dabar Linusas taiga numirtų, kas nutiktų? Nu, visi žino, kas būtų ir ta prasme tvarkoja, bet tiesiog tokie pamastymai, žinai, šiuo metu išlindo. Ir, sakau, buvo vienas, tenai, kuris tenai, irgi maskolis kažkur, tai irgi po šito kažkokį postą ir maždaug tenai. Atsakė į kažkokios tenai merginos anglišką pasisakymą rusiškai, kad maždaug Linusas neamžinas. Turėkit omeny. Tarsi, čia toks, žinai, galima kaip grasinimą suprasti. Taip. O paskui kitas į tos pačios irgi, ji ten jam atsakė, jis vėl rusiškai sakė, Linusas tau nepadės, kai į tavo namus Iskanderiais skris. Okay. Ta prasme, tipiškas, maskoliškas Iskanderiais grasinimas, žinai, Okay. Tai, žinai, tai sakau aš dabar, Torvaldsui aš pasiūlyčiau biškį langų ne tik virtualių, bet ir tikrų biškį privengti. Bet tai irgi, ta prasme, tie Iskanderai gal visai ir logiškai skamba, nes, iš Linuxo pusės yra dedami žingsniai, kad Linuxas nesisuktų Iskanderuose. Jeigu jūs turite alternatyvą, tai gerai, bandykit, sėkmytės. Aš manau, kad daugiau žmonių sėdės ofisuose ir bandys pakeltos Iskanderus. negu bus jų išdaužę. Ir jų daugiau kris neišskridusių, neišvažiavusių į frontą iš viso, žinai. Čia klausimas, visi gąsdina tais Iskanderais, bet man atrodo nelabai kas yra matęs jūs skrendančias. Gal, man atrodo, buvo nemažai ten tų atvejų, kur skrido, bet tada staiga apsisuko ir grįžo atgal ir panašių dalykų. Aš dabar greitai archyvui nepasikelsiu pastarųjų poros metų, bet... Okay. Gerai. Ir čia dar kažkokia kompanija, kuri rinko vėl irgi dainė, čia panašiai kaip 23andMe. Jo, čia dar viena kompanija. Ir prie ko čia tas Ruski Mir? BBC, man atrodo, ir Jungtiniai karalystėje buvo tokia kompanija registruota pavadinimu Atlas Beyond, kurios visas veikimo principas irgi maždaug užsisakai, gauni dėžutę, pasidarai tepinėlį, nusiunti jam ir jie ten tavo atsiunčia statistikas apie ten, nežinau, konkrečiai čia man atrodo apie ligas genetinės ir apie dar kažką kalba sukosi. Ir staiga ta kompanija kažkaip tai dingo iš eterio visiškai, nebeatsako jokias ten užklausas ir BBC žurnalistai pasikapstė, žiūri, kad ne tik, kad šita kompanija dingo, bet ir jos visa vadovybė ir finansai gana gražiai siejasi su sankcionuotais asmenimi Europos Sąjungoje ir Amerikoje ir apskritai su vienu kitu rusu. Labai džiugino vienu metu, kai smarkiai atpigo galimybė, pasidaryti genetinius tyrimus, bet dabar, kai tos kompanijos miršta viena po kitos ir lenda tokios visokios situacijos, tai panašu, kad ne tik, kad asmens duomenų apsauga mūsuose dar tokia labai ant snarglio kabanti, bet tai ir genetinės medžiagos apsauga ant snarglio kabanti. Jau kas, bet genetinė informacija tai tikrai asmens duomenys. Ir šiaip, kas pikčiausia, kad galai išlindo tik tada, kai kompanija dingo iš eterio. Rinkiminės naujienos turbūt visiems buvo užspaudę protus pastarosius. Nežinau, 5 metus ar kiek čia metų. Ne tas galvoj. Ką, užtenka šiai dienai. Šiaip labai fainas džemperis tavo šiandien. I know. 6 vasarai gavau. Nusipirkau ir dabar vaikštau į darbą. Su bitolde ant nugaros. Jo. Galvoju, reikėtų irgi kažką įsigyti, nes reiks į Chaos Communication kongresą žiemą nuvaryti, tai kažkaip trūksta tokios atributikos. Turint omeny, kaip tenai siunčia, tai žinai, tu jau pradėk. Jo. Tai tvarkoj, gerbimieji, šiam kartui tiek.
Nu, dabar jau prasidėjo šaltesni orai, tai nesušalkit, žada šalčių kažkada tai paduoti. Ir nepamirškit pakomentuoti pastabų šiaip temų, tai irgi laukiam visai, kad ir kokia tai platforma būtų. Labiausiai turbūt Mastodonė laukiam, bet... Jo, bet to visur pasižiūrim. Nu, Spotify, man atrodo, komentavimo galimybės nėra. Yra, tik tai jinai labai nenaudojama, niekas nenaudoja jos. Ačiū Dievui, nes aš nežinau, tai aš ten neturiu ten prisijungimą. O Apple'o? Reiktų pažiūrėti statistiką, bet man atrodo, Apple'o podcastai yra realiai irgi yra indeksas. Galimai jo, nes jie nesisiurbė, atrodo, atskirai MP3, nes YouTube'as ir Spotify'us jie patys hostina, tarsi nukopijuoja audio įrašą ir patys hostina, o dėl Apple'o kažkaip... Jo, aš kažkaip tai žiūrėjau, tai kad ten... Nes statuose matosi, kad iš Apple'o daug yra klausytojų. Jo, būtent iš Apple'o klausytojų, bet būtent matosi tenai, tai reiškia, jie yra kaip indeksas veikia. Tai gerai, viskas, gana. Iki kitų kartų, kito karto. Iki kito susiklausimo. Sėkmytės.